Sveiki, mano mėly žiūrovai. Šiandieną naujas epizodas apie disko tvartą ir toliau tęsime pradėtus kasinėjimo darbus. Gero žiūrėjimo. Tai šiuo metu esame dabar Kluone, dar kitaip liaudiškai vadinamam tvarte. Čia buvo tikriausias tvartas, kuriame gyveno kriukrių, gal mumų, o gal mumų ir negyveno, gal kriukrių gyveno. Na ir šitoje vietoje mes kiekvienais metais kažką vis bandom atsinaujinti. Tai darome daugiau vietos, ką iš tikrųjų dabar ir padarėme. Čia šitoje vietoje buvo baras, dabar tą barą pašalinam, kadangi mums jisai ir kaip ir nereikalingas, labai daug vietos užima. Sigė šalaus radau. Gerai. Ir kiekvienais metais bandome atnaujinti tvartą, kadangi kiekvienais metais didėja ekskursijos, didėja jų dydis. Anksčiau kažkada būdavo po 20-30 žmonių, galvoju, wow, kiek daug. Na, dabar kartais reikia sutalpinti net visą 100 žmonių į kažkokią tai patalpą. Žinoma, čia būna kaip šprotai tokie susispaudę. Na, bet kadangi parkas į visą patalpą netelpa, tai čia tas būna tiesiog taip pasidėti, jeigu labai blogas oras, tiesiog arba pavalgyti, vaišės susidėti, arba galų gale savo daiktus pasidėti. Na, baras kaip ir nebuvo labai naudojamas, jisai daugiau būdavo taip kaip pasidėti gėrimam, vaišiam, bet aš pasibėjau, kad jisai gali ir susimažinti, susiprastinti, o iš tikrųjų dar labiau tai tiesiog prisistumti vat, būtent prie šitos sienos. Pasišalint stalas, viena lentynėlė. Vėlgi, kartais galvoju, nu negerai, tėtis tiek padarė, sukūrė, pridarė ir kartais gaila griauti ir keisti, bet viskas keičiasi, didėja, greitėja ir tu tiesiog negali užsidėti toje vietoje. Tai ne iškart viską vienu metu, bet po truputį šalinam, mažinam, bandom pristaikyti prie to, ką dabar ir labiausiai darome. Tiesa, šiame pastate vienas man įdomiausių ir gražiausių turbūt dalykų, tai yra būtent šitie laiptai. Jie visą laiką taip žavi. Na ką, dar yra ąžuoliniai stalai, dar iš riterių kovų vėliavos. Čia dar pasirodo, dar radau porą vėliavėlių, gal jas pakabinsim. Pečius. Žiemą dabar mažiname ekskursijas, nes vaikai nepasiruošia tokiam ekskursijom, atvažiuoja su sportbačiais, kai yra daug sniego arba purvas, tai taip neveikia, žodžiu. Štai čia dar yra vienas projektėlis, kurį padarėme su Sigitu. Virtuvinis toksai mūsų terasos staliukas. Radome tokias marmurinės plytas, jos kažkada buvo Vingio parke sudėtos, jeigu neklystų grindys buvo. Na ir jų nemažą kiekį radau, bet jos įvairiausių dydžių. Tai čia ką vieno kitai panašiausią radom, būtent dabar sudėjom. Pasakysiu, kad tiek daug laiko užtrukom darydami ir vis tiek nesigavo tiesiai lygiai. O dar kas blogiau yra, kad būtų buvę pigiau ir paprasčiau padaryti su viena plokšte, nusipirkus tiesiog iš senukų ir nesukant savo galvos. Na bet vėlgi, patys virnom, viską patys pasižaidėm, pasidarėm, kad žodžiu, nežinau, pasimokyti, pabandyti, padaryti tokį kaip ale kamado staliuką. Pasišaliname lentynas, bet neilgam. Mes vis tiek planuojame čia pasidaryti dabar kampinį stalą, kadangi, bet kokiu atveju, kad ir kokia būtų patalpa, jai reikia tokios mini virtuvėlės, kadangi būna klientai atsiveža ir vaišes, ar tai tortas būtų, tai tam yra šaldytuvas. Pasipjausit kažką pasidaryti, viską iškargi pasidaręs neatvažiuoja dažniausiai. Tai čia tas bus ir kampas, dar galvoju, gal šitoje vietoje padarysime salelę, kad būtų dar patogiau viską ruoštis, bet dabar jau vien pašalinus su šitoje vietoje barą esantį, atsidaro didelė erdvė ir gal net padarysime vieną kokį papildomą stalą, kad dar daugiau žmonių galėtų prisėsti. Ir kartais galvoju, gaila šalinti. Ir dabar pasižiūrime šitas duris, ką tik su Sigitu nuėmėm tokį skudurą šitą, kuris čia buvo. Ir tikrai 10 metų mažiausiai jisai kaupė dulkės, nieks jo nevalė, neprižiūrėjo ir čia 100 žmonių prie šitų durų ir buvo, ir ėmėsi, ir viską. Ir dabar ardau ir galvoju, gal reikėtų padaryti tas duris normaliai, reikia padaryti iš viso duris, reikia gal nuardyti ir padaryti normales. Kaip čia
padarytos. Štai čia, galiu dabar dar parodyti iš lauko, kaip tos durys atrodo. Ojei, kažkas čia kažkokie šūdys baskervelių lenda. Atidarykit duris. Nu pavargusios, o ką? Nieko čia nėra. Pagrindinis rėmas, aš matau, yra. Tai reikia šitas duris spirti lauk ir pasidaryti naujas. Nu, va toks molinis pastatėlis, ne? Atsimenu labai tokį irgi skaudų dalyką, tai kai tik pradėjau čia dirbti, stovėjo visai kitas stogas. Ir tas stogas buvo per visą taip perimetrą, tokia linija buvo skilusi, atitrūkęs bituminis stogas, kaupdavosi vanduo, nu, o vanduo bėgdavo iš karto per molį. Tai čia net galima pamatyti tą nubėgusi molį šiek tiek. Atrodo gal ir nieko, bet iš tikrųjų ne nieko, nes tai yra super baisus dalykas, vanduo. Čia ypatingai didžiausia žala buvo padaryta. Va, taip. Parodau visą. Ir va toks prie mano akių gabalas tiesiog iškrito. Ten matosi net šiek tiek papūsi medieną. Tai va būtent tada, kai iškrito tos molio gabalas, aš iš karto nieko nelaukiau, paskambinau įmonį, kuri netoliese molėtų daro ir dirba su stogais ir paprašiau, kad pakeistų stogą. Iškart supanikavau, kad stogas toks kiauras gali visą šitą molinį tvartą sugriauti. Ir net neturėdamas pinigų, iš tikrųjų net neturėdamas rezervo, surizikavau ir pasakiau, darom stogą, na kaip nors įsisuksiu. Bet aš nenoriu čia bėdavoti, nes niekam neįdomu, visi turi savo problemų. Svarbiausia daryti, nepasiduoti. Tai dabar, kai tvartą tvarkom, dar patvarkysim ir jo aplinką. Aplinkui čia palei žemę, toks gaunasi nelygus gabaliukas, žodžiu, toks apaugimas. Aš galvoju, kam čia, ta žalytė, nieks čia neauga. Tokia vieta, kur ir sunku šienauti, nes yra daug akmenukų. Tai su ekskavadriuku viską nusikasim, pasidarysime tokį kaip aptverimą. Čia sudėsim žvirgždą, akmenuko skaudą. Žodžiu, iš karto tokia aplinka pasidarys, tuo pačiu duris pasikeisim. Ir dar prigalvojom tokį dalyką, kad čia tas lietvamzdis eina. Eina jisai čia, išbėga ir padaro balą prie pat įėjimo į tvartą. Tai žodžiu, jie eis čia į trišakį susijungs ir visas vanduo nuo stogo bėgs į vandens tvenkinuką. Čia dabar irgi turbūt gal nesimatys, o gal matysi su kamera, sunku pasakyti. Šitoje vietoje yra irgi daug nelygumų. Jie yra tokie kauburiukai, kurie trukdo šienautis. Tai kurį laiką jau tikrai planavau pasidaryti, pasitvarkyti. Vieną kartą pradėjau su kastuvu daryti. Negerai, labai buvo sunku. Tai dabar su ekskavadriuku viską pastumdysim, įsilyginsim šitą vietą. Žodžiu, viskas svarbiausia, kad kuo tvarkingiau, estetiškiau atrodytų ir žinau, kad būtų lengviau viskas sutvarkyti. Ir netgi čia yra toksai nelygumas šitoje vietoje, tai irgi reikia tiesiog viską, kas už nugaros man yra, pasistumti, čia sulyginti, kad nebūtų didelio kampo. Greičiausiai per kamerą jums nesimato tokio kampo, kaip ir šlaito, statumo, nu žodžiu, tai jisai čia yra, jį reikia pasišalinti, nes sukupota čia važiuojant irgi yra baisu. Nu tikrai šiek tiek baisu, kartais galvoju, kad gali apsiversti. Ir tai gaunasi visai neblogas darbas, toksai iššūkis ir pabandymas, praktika, reikės įsibandyti, ar mums pavyks tą padaryti, ar nepavyks. Tai visai įdomus dalykas. Aš manau, kad tiesiog reikia kasti, žaisti, bandyti. Čia išlaidom daug nesigauna, darbo valandos, kuras gal ir tas žvirgždukas. O visa kita, tai tiesiog jau kantrybė ir išbandymai. Ką tave, kur koks vėjas iš tikrųjų šiandieną? Pusę parko beveik išdaužė. Šakos, medžiai, eksponatai. Jo, papa. Nu, ką padarysi? Štai čia 14 laipsnių. Tai šiandieną šiek tiek apsipirkome, nusipirkome visokiausių dalykėlių, vamzdžiai, medieną. Štai atsivirinėjom pagaliau duris. O, stiklo vata, mano mėgstamiausia iš tikrųjų. Čia tik tai gabalais. Ajai. Šiaip įdomus klausimas. Durys yra per, nesuplysiu, 4 metrus. Padarai vienas duris,
Tai kodėl nepadaryti antrų iš karto? Tikrai nekarvė kainuoja tokias durys pasidaryti čia. Aišku, galėčiau sakyti, kad neturėjo pinigų tuo metu. Bet mano tėtis visąlaik sakydavo, neturiu pinigų, neina padaryti ano. Po to mėnesį į Kiniją išvažiuodavo pailsėti, pakeliauti. Tai va. Čia žinai, situacija tokia. Tokia, reikia va tokį tarpą pasidaryti. Durų stakta šiek tiek pagriuvusi ir dabar galvom, kaip čia spręsti šią problemą. Pabandėm su tvirtinimo diržu patraukti, šiek tiek pasitraukė, bet vis dar nepakankamai. Šiek tiek papjovėm čia kampelį, bandėm įsileisti. Na, čia tarpai nemaži yra tarp staktos visos. Nu, kažką reikės sugalvoti. Šiaip molio nusipirkom, gal pridėpsim. Aš galvau, šis paprasčiausiai taip mikrofleksą privaryti būtų ir viskas, bet ar galima taip daryti? O čia klausimas, reikėtų pasigilinti dar šiek tiek biškutį. Taigi metras nepaklaida čia. Vienas pavasaris vis su žalia mediena dirbama. Nesibėja ištraukti. Sakau, dienelė vakar tai. Na jo. Ko tu neini? Nieko savo. Kaip tai taip ir bus panašiai. Okay. Sakytų, dabar tiesiog burtininkų būrelį darom, nes, nu, tikrai su tokiu staktu čia reikia tiek burti, kad... Tonas veriančios durys. Mes neįkišam ten. Taip gerai negalėjo. Negalėjo būti viskas gerai. Manau, labiau iš va šitų reguliuoti reikia. Jo. Reikalas tas, kad durys, kurios yra kitame įėjime, taip pat yra su 10 ant 5 padarytos, bet jos yra ne taip pastatytos, o paguldytos. Ir mes kaip darėm, tai va taip ir padarėm, nedadarėm, nu kitaip padarėm tiesiog, gavosi kaip gavosi dabar. Stakta irgi 10, daugiau šiek tiek, nu jo, apie 10, čia 10, ledas.
Eiks ir mano pjaut pusė, gerai? Ja. Kelk. Mano įsės. Yra. Eik, tu savo. Nesąmoningos durys. Durelės įdėtos, užsispaudusios. Netobulai, bet mes susigytų sakom, kad tai yra gamykliškai, nes 111 metų senumo moliniam tvartui, manau, kad čia yra uoga. Klijuoju stalą. Reikia pasižiūrėti tos pačios krūvos, ar čia nebus po žiemos sukietėjusios. Ar žiemos kaip ir nebuvo baisios. Aha, nu žemė šiek tiek yra pakietėjusi. Jinai nenori lengvai. Tai net kuris laikas jau yra pliusas, net nemažas. Bet pati žemė dar va taip iššalusi. Kaip iššalusi, pašalusi. Kadangi krūva sumesta, jinai turbūt taip greitai neatšyla. Ir su jai šiek tiek sunkiau dirbti. Nu, iš tikrųjų, kaip su akmuo gaunasi truputį. Tai šiuo atveju nežinau, ar pavyks iš tikrųjų pasidaryti. Greičiausiai reikės tiesiog tą žemę biškutį padalinti į mažesnius gabaliukus, kiek eina. Ir tikriausiai galima bus daryti kažką kito, nes tokios krūvos nelabai nori turbūt ir lygintis. Galima dar ir akmenukus apsirinkti. Jas įsimesim. Pievoj nereikia akmenukų. Bet sakau, va šitą gabalą buvo visai nelengva išsidaužyti, bet po truputį pirmyn atgal. Tai tų čia krūvų nėra labai daug ir svarbiausias dalykas man būtent šitą liniją reikia taip įterpti. Nu, žodžiu, kad nebūtų tokio didelio kampo. Kažkuriame video rodžiau, iš tikrųjų tai matosi. Pasivažinėjau pirmyn atgal kelis kartus. Pradžiai ką padariau negerai, tai gal šiek tiek labiau į tą šoną numečiau. Dabar supratau, kad reikia viską labiau taip kelti tą nuokalnę ir būtent va šitoje vietoje taip lygins. Tai plius minus ir gaunasi tai, ką aš norėjau padaryti. Tik va ta žemė dar pašalusi, tokie gumulai yra dideli. Tai arba dar leisiu, kad šiek tiek apdžiūtų, dar vieną kitą kartą pravažiuosiu, kad susispaustų to labiau žemę, o po to su kastuvu grėbliu jau turėčiau rankomis ir išlyginti. Ja, vis tiek dar tokie pašalti. Ar kampas sumažėjo? Tai tikrai sumažėjo, na bet va to vietoj dar šiek tiek gal vos dar reikės atvežti ir palyginti. Kita vertus, neišeina visko padaryti iki galo, kadangi na šitas, nežinau, čia žemė, šlynas, vanduo, nu žodžiu, viskas susimaišė viename. Tai jisai sunkiai dabar lyginasi, jam dar reikia pradžiūti šiek tiek. Tai dar kokį 2 savaitės palauksim ir manau, o gal greičiau, priklauso kaip oras bus. Ir tada dar atvešim rudžiamiuko tokio nedidelį sluoksnį ir jau kaip išlyginamai pasidarysim. Ir aš manau, kad turėtų būti
sočiai, tą, ką norėjau padaryti, tikrai išsimažino tasai visas kampas, tik dabar reikia pasidaryti, kad nebebūtų tų kupstų ir bus labai gerai. Na, o dabar pabaigus tą vietą, iš karto keliaujam prie dar vienos vietos. Čia turime krantelio ir pratekėjimo vietą. Pasižiūrėjau, kad viskas gerai, jau pradėjo kietėti. Vamzdis veikia, kadangi jeigu nebūtų vamzdžio, jau iš karto būtų čia neįmanoma važinėti ir dirbti. Tai kol kas viskas gerai gaunasi. O ką noriu padaryti, tai vat, yra tokių gumbelių šiek tiek. Čia iš tikrųjų gavosi ne tokia duobė. Tai va dabar šiek tiek grunto taip stumiu, kad būtų nuolydis nuo čia ir vanduo, jeigu kažkoks atsiranda, po lietaus ar sniego, kad bėgtų į tvenkinuką. Vėlgi greitai tuk prasilyginu, prasidarau. Šitos vietos kol kas negalim tvarkytis, nes sakėm susigytų, dar duodam laiko. Praeiti galiu, jau vaikščiot galiu, koja nesminga iki galo, bet dar šiek tiek norisi duoti laiko, kad dar pradžiūtų, o tada jau ramiai vienu metu viską bumt, išsivalysim ir galėsim jau ir pasėti pievutę. Gerai, šiek tiek šita vieta man baisoka. Pasidarom šiek tiek turinio. Yra štai toks akmuo. Beveik mano dydžio akmuo. Tik manau, kad jis sveria daugiau negu aš. Kinietiškas 1,8 tonos ekskavatoriukas prieš akmenį. Visko gali būti, kad dar blogiau pasidarysim. Žąsinas. Su tokiu akmeniu kažką galima būtų padaryti. Kažin, šiaip, jeigu pirštas būtų pajungtas ir kitas. Jeigu visgi kitas kaušas būtų pajungtas. Šiaip gal net pakeltų ekskavatorius, jeigu kitas kaušas būtų pajungtas. Pakeltų akmenį, pakeltų. Tai va. Kinietiškas ekskavatoriukas prieš nemažą akmenį. Yra, veikia. Kažkaip pradėjo ekskavatoriukas įdomiai dirbti. Gal perkaito biškutį, gal reikia jau pailsėt man. Kiek mes čia dirbam. Beveik 4 valandas non-stop. Gal reikėtų apmastyti šitą variantą poilsio. Negi nėra čia, ką jau galiu atsigriebti. Eina savo. O, tai va. Čia kol kas paliekam, nors iš čia aš tai galėčiau nemažą pasiimti kiekį. Tai dabar baigiau beveik darbus, jau šiek tiek norisi pailsėti, gal reikia eiti pašeštadieniauti, kiek čia galima darbuotis. Aišku, kelią suvėliau. Dar ką čia padariau, bandžiau krūvas pastumdyti, tai va šitie kupstai
didesni, jie niekur nesistumė, nes čia yra tiesiog sušalę molio gabalai. Na, matosi, kad blizga kai kur vietose, tai tikrai ten yra ledas, reiks palaukti, kol iščius. Čia irgi šiek tiek reikės dar palaukti, nu, sakau, ateini čia ir... O, čia jau minkštėja po truputį. Šiuklyčių yra, visko yra, žodžiu, bet va toks gabalas, jis tai kietutis, niekur nejudantis. Tai reiks palaukti, kol dar pradžius. Nu, bet orai palankus tai turėtų būti. Ir autopilotas kažkaip netaip veikia vėl. Kažkur važiuoja, kur nereikia. Tai šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjai. Jei patinka mano turinys, paspausk patinka, prenumeruok kanalą, na, o mes sutiksim jau kitame epizode. Iki!